Nepaisant to, kad įmušė daug įvarčių, vis dėlto galima vadinti rungtynes neišnaudotų progų rungtynėmis. Tai šias rungtynes galima ir neišnaudoti vadinti. Ir šiaip, manau, būkim vieni, bet teisingai. Neto lygio priešininkai buvo ir manau, kad čia pasimėgavimų kažkokio nėra, tiesiog patiems maloniau galų galiau mušti ir tiek. Bet čia turbūt buvo pirmos rungtynės šiais metais, kai žaidė tokie atsipalaidavę ir taip laisvai. Tai aš sakiau, kad tai bus, kai iškrysime, nebebus įtampos, dėl nieko nekovosim, tai visi pradėsim žaisti. Aš sakiau, kad tarsime, komanda pas mus yra tokia, kad kai atsipalaiduoja, tai ir žaidžia normaliai. Nepasimeta. Bet vėlgi, klaidų pilna, tokių, kiek galėjom realizuoti, kiek įmušė, kažkas nesikliuoja šiandien. Ar bus motyvacijos kovo dėl tos 9 vietos? Manau bus, bet dar iki tos 9. Neaišku, su kuo sutiksim toliau. Bet manau, kuo aukščiau lipsim, manau, skirtumo labai didelio nėra. Galbūt gerai būtų nebesusitikti su Oniksu arba Žava, nežinau, kas papuls, bet iš tikrųjų jau nebesutiksim. Tai šiuo atveju nelabai norėtųsi iš karto ant Dubinų papulti. Šiaip tai ten su visom komandom. Prieš mūsų grupės komandas laimėjom, o kitoj pusėje vėlgi Efekto, Barklajus, kas ten dar yra, net neatsimenu iš tikrųjų. Tai nematau jokių problemų su jais žaisti, o čia jau vėlgi, kaip susikaupsim, kaip ateisim, susirinksim, tai ir matysis rezultatas.